Jeigu šiuo metu ieškote papildomų pajamų galimybės iš namų, iš savo telefono, tai šitas video kaip tik jums. Į kokius svarbiausius dalykus atkreipti dėmesį, pasirenkant vieną iš tų visų galimybių, kur dabar pilnas internetas, noriu dabar trumpai papasakoti. Pirmas dalykas, ar jūsų prašo daryti kažkokias piniginės investicijas. Tai yra, ar reikia nešti kažkokias piniginės sumas, o vėliau galbūt ir turėsit kviesti žmonės, kurie irgi turės daryti tą patį. Jeigu taip, tai siūlau iškart susimastyti ir aš šiuo atveju tikrai nesutikčiau su tokiu pasiūlymu. Nes greičiausiai tai bus trumpalaikis kažkoks projektas, kuris neduos visiškai grąžos arba duos tą grąžą, minimalią grąžą tam tikrą laiką, bet tai tikrai ne ateities verslas, ne ateities ta galimybė, kurią galima būtų pasitikėti. Aš tikrai atsisakyčiau. Antras dalykas, šiandien labai dažnai gaunam tuos pasiūlymus iš tinklinio marketingo kompanijų. Ir čia jau yra labai daug niuansų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Nes šiandien yra ilgas sąrašas kompanijų, kurie veikia legaliai, oficialiai ir tikrai kur galima ir uždirbti, ir kur galima patekti taip, kad tiesiog neįgyventinsit savo lūkesčių, savo norų ir teks nusiminti. Taigi, kur reikia atkreipti dėmesį, pasirenkant tinklinio marketingo kompaniją. Išanalizavau ne vieną marketingą ir todėl noriu atkreipti dabar dėmesį į tuos dalykus, kur man kažkada pasirodė labai svarbus ir dėl ko kažkada atmečiau ne vieną kompaniją, o pasirinkau būtent vienintelį modelį, kuriuo džiaugiuosi iki šiol. Taigi, dauguma kompanijų, kurie ateina į mūsų rinką, turi linijinį marketingą. Kaip tai atrodo realiai, toj parodysiu ant lentos. Taigi, skirstom lentą per pusę ir įsivaizduokit, kad jūs esat čia tas žmogus, kuris atėjo į kompaniją ir jeigu jūs renkant naujus savo naujokus, tai aišku, kad visus statysit tokiu būdu po savim. Dažniausiai, kokių 6 žmonių jums reikia į tą liniją įstatyti tų lyderių, kurie dirbs ir uždirbs pinigus. Tai dabar įsivaizduojat, kad jeigu jūs užregistruojat, pavyzdžiui, šitą arba šitą, bet kokį žmogų, tai jeigu jūs atrandat dar sekantį, jūs, čia esantis žmogus, visus savo naujus žmonės vis tiek rašysit taip į savo eilutę, ne? Ir gaunasi, kad kiekvienas naujas žmogus turi kurti savo struktūrą. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, šitas žmogus pradeda dirbti, nes kiekvienas gali būti, aišku, ir tuo pirkėju, kuris tik daro tas apyvartas po momentų. Bet jeigu žmogus pradeda dirbti, tai jis taip pat pradeda kurti tas struktūras po savim tiesiogiai. Aišku, jeigu čia jam pasiseka, tai jis suranda kuo daugiau tokių lyderių ir tuo didesnė ta eilutė žmonių po juo atsiranda. Kas man nepatiko šitam marketinge, nes pavyzdžiui, jeigu čia esu aš, ir gerai, kad surandu tiek žmonių, gerai, jeigu tie žmonės yra lyderiai, gerai, jeigu jie visi stato savo tas atskiras struktūras, dirba, tada aš turiu galimybę uždirbti iš šios kompanijos. Bet įsivaizduojat, pavyzdžiui, jeigu atsiranda kažkur ten į gilį dar žmogus, kuris irgi stato savo struktūrą, dabar nepasakysiu, nes kiekvienoj kompanijoje tas gilis gali būti įvairus, bet dažniausiai einant toliau į gilį, kiekvienas lyderis, kuris atsiras ten apačioj, dažniausiai minusuojasi nuo mūsų pelno. Dabar, kaip atrodo tas marketingas, kuris mane sužavėjo kažkada, tai yra binarinis marketingas. Ir jeigu yra žmogus, kuris ateina į binarinį marketingą, jis turi tik tai 2 pusės, kairę ir dešinę. Ir visus naujokus jis registruoja iš vienos, iš kitos. Toliau sekantį iš vienos, iš kitos, iš vienos, iš kitos. Jūs įsivaizduojat, jeigu jūs patenkate pas lyderį, pavyzdžiui, šitą lyderį, tai jūs esat čia tas vienas karys, kuris turi sudaryti dar savo eilę žmonių dirbančių, kad uždirbti iš kompanijos. Jeigu jūs tokiam marketinge atsirasit pas lyderį, tai jūs jau po mėnesio galite turėti vieną didžiulę struktūrą. Ir jeigu pas šitą lyderį netgi atsiranda kažkur gilumoj ten stiprus lyderis, kuris pradeda irgi daryti savo struktūrą ir kurti komandą, tai čia jūs kažkada padarė registraciją, jau matot, kad pas jūs eina didžiulės apyvartos, tai visų pirma iš vienos visos tos kojos.
Ir jūsų struktūroje atsiranda naujų lyderių, kurie taip pat, kai daro apyvartas, kai kūrė savo komandas, viską neša iki jūsų čia esančiam. Tai jūs įsivaizduojat, kad jau pusę darbo jūs jau turit padaryto. Aišku, žinoma, aš nenoriu pasakyti, kad jeigu patenkat į binarinį marketingą, tai jau ten jau dirbti nieko nereikia. Nes kaip matot, tai žmogus turi kol kas tik vieną tą koją, kurią kartu stato su savo lyderiu. Ir aišku, jeigu apačioje atsiranda lyderių, tai ir jie kartu padeda kurti tą visą vieną koją. Tai šiuo atveju gaunasi, kad jums lieka pradėti kurti tik savo antrą koją, kur galbūt, aišku, ne visada galbūt greitai jūs pradėsite tokiu pat tempu, kaip jūsų lyderis dirbti, bet yra vis tiek didesnė tikimybė, kad jūs atrasit kažkokį žmogų, kuris pradės irgi dirbti ir jau dviese kursit tą savo koją, nes ir tas žmogus norės jau savo dvi kojas kurti po jumis, ir jūs kūrėt savo antrą koją. Ir jeigu kažkur gilyje atsiranda jau stiprus lyderis, net nebūtinai iš Lietuvos, nes čia yra tarptautinis verslas ir kompanija veikia jau tikrai ne vienoje Lietuvoje, ne vienoje Europoje, o beveik visame pasaulyje, tai tie lyderiai apačioj irgi eina į jūsų tas grupinės apyvartas, iš kurių jūs uždirbat. Tai man atrodo, kad šita sistema yra tiesiog tobula. Aišku, tiems, kas nori dirbti ir uždirbti ir įdeda ypač pradžioje daug darbo, tai tikrai yra viskas įmanoma ir gaunasi tas bendras komandinis darbas. Šitoje vietoje mano nuomonė atsiranda tos tikros pasyvios pajamos, kur jau tikrai nekartą teko patirti tai, kad kitą kartą būna dėl tam tikrų priežasčių kažko, jeigu nepadarai, vis tiek po tavim tos apyvartos eina, vis tiek yra jau žmonių, kurie dirba ir viskas vyksta. Tai taip vadinama ta sistema, kurią mes pradedam nuo pirmos dienos kurti, jinai tiesiog kuo toliau, tuo labiau ir tuo greičiau veikia. Ir trečias dalykas, į kurį būtinai noriu, kad atkreiptumėte dėmesį renkantis savo galimybę, tai ar norit būti tuo pastoviu pardavėju arba platintoju, kaip čia įpratę visi vadinti, arba norit įdėti pastangų į tą sistemą, kuri veikia ir be jūsų ateityje. Aišku, iš pradžių įdėjus darbo, ateityje ta sistema, kuri veiks ir be jūsų. Tai čia, kurioje vietoje pamatyti tokius dalykus, tai jeigu kompanija, kuri kviečia jūs ir sako, kad uždirbsit tiek ir tiek procentų nuo pardavimų, arba kai būna pas mane ateina žmonės ir sako, kiek tavo kompanijoje aš turiu parduoti, kad gaučiau tą pirmą savo atlyginimą. Tai man iškart asociuojasi, kad jeigu jūs norit pardavinėti, tai jūs tiesiog net ne iki galo suprantat tą tinklinį marketingą. Jūs tiesiog esat tas pardavėjas, kuris pardavinės ir uždirbs tik tuo momentu, kol pardavinės. Kai tik nustojat pardavinėti, viskas, baigėsi jūsų visas verslas, baigėsi jūsų visus pajamos ir tų pasyvių pajamų pas jūs nėra. Tai dažniausiai toks marketingas ir yra, kad jūs turėsit pastoviai pardavinėti, kad uždirbti, padaryti per tam tikrą periodą kažkokius pardavimus, o šitoj sistemoj, kur aš visiškai nejaučiu, kad aš parduodu produktą. Aplamai mūsų kompanija net draudžia pardavinėti, perpardavinėti, nes visos sąlygos yra taip sukurtos, kad net ir tas dirbantis distributorius neturi prievolės privalomų kažkokių pirkimų kas mėnesį daryti, nes aišku, kai tu prievolę turi pirkti kas mėnesį, tai savaime aišku, kad tu jau turi kažkokį sandėlį namuose produktų, kurį turėsi parduoti kažkur. Tai man patinka mano kompanija, kad aš neturiu prievolės daryti tų privalomų pirkimų, darau tik tai tada pirkimą, kai man to reikia ir kai aš pati noriu, savarankiškai, ir todėl pas mane nesikaupia visas sandėlis, kurį turėčiau perpardavinėti. Žinoma, aš reklamuoju produktus, aš rekomenduoju produktus, kurie man patinka, bet tai tiesiog įvyksta savaime. Žmonės mato, kas pas mane yra ir jie nori ir perka to, ko jiems reikia. Taigi, dirbu su kompanija, kurių sistema, ilgalaikė sistema, iš kurios jau gaunu pasyvias pajamas ir žinau, kad tai yra tik ta pradžia ir viskas vyks tik dar greičiau ir įdomiau. Todėl jeigu nori sužinoti daugiau, kokia tai kompanija, kokios yra sąlygos, koks yra tas marketingas, su mielu noru susitiksiu online. Per susitikimą papasakosiu daugiau, atsakysiu visus klausimus ir esu tikra, kad įrodysiu, kad šitas būtent modelis yra daug geresnis už visus kitus rinkoje.